Kvosk mane įgūdžio įkelimas ir jo naudojimas. Atsidarome Customize, pasirenkame Skills, Add, Upload a Skill ir čia galime pasirinkti įgūdį savo kompiuteryje arba galime jį tiesiog įkelti iš turimo aplanko. Įkėlus įgūdis atsiranda prie mūsų visų įgūdžių Kvosk mane. Kaip tą įgūdį galima įsikviesti? Yra keli būdai, kaip mes galime panaudoti Kvosk mane. Pirmas variantas – pokalbio lange paspaudžiame pasvirąjį brūkšnį, parašome Kvosk mane. Įgūdis užsikrauna, mūsų paklausia, ar mes norime pradėti nuo Įgūdis užsikrauna ir mūsų klausia, ar norime pradėti nuo nulio, ar tęsime nuo ankstesnės vietos. Pasirenkame naujas ir kalbame su juo. Antras būdas yra susikuriame projektą, paspaudžiame naujas projektas ir pasivadiname Kvosk mane žinių bazė. Šioje vietoje nepriskiriame jokio aplanko, tiesiog spaudžiame Create Project. Atsidariusiame lange, dešinėje pusėje, kur yra instrukcijos, paspaudžiame pliusiuką, įkeliame visada naudok Kvosk mane. Išsaugome instrukciją, parašysime naujas klientas. Kiekvienu kartu, kada pradedame pokalbį, jisai nuo nulio pradės rinkti žinių bazę ir čia sukurs tam tikras žinias apie mūsų atliekamus procesus. Trečias būdas, kuriame labiausia pasiteisina Kvosk mane, yra atsidaryti naują projektą, pasirinkti naują projektą, žinių bazę Kvosk mane, priskiriame aplanką. Šiuo metu sukursiu naują aplanką savo kompiuteryje, pasirinksiu aplanką Flows, sukursiu aplanką žinių bazę. Paspausime Create ir Open. Always allow. Įkeliame instrukciją. Visada naudok Kvosk mane. Sukurk aplankus pagal instrukciją. Atsiranda instrukcijos, kokiu eiliškumu mes darbuojamės. Išsaugojam. Čia matysime viso projekto atmintį, taip pat kurioje vietoje saugoma visa informacija. Ir jeigu norime, galime paleisti automatizuotą veiksmą, bet šioje vietoje mums jo nereikia, nes į žinių bazę mes patys duodame tam tikras žinias. Padėsim testas ir pažiūrėsime, kaip jisai veiks šioje platformoje. Prieš pradedant projektą, jisai parašo, kad žinių bazė aplankale pagal įgūdį sukurs Brainstorms ir Knowledge, 2 aplankus ir paklausia, ar tai padaryti. Taip. Paklausia, ką mes norėtume šiuo metu padaryti. Pasirenkam pagal savo poreikius ir jis toliau tęs darbą su mumis. Mūsų informuoja, kad aplankai yra sukurti ir dabar galime įsivardinti procesą, kurio norime surinkti žinių bazę pas save.